Grįžtam atgal Radio Studijos FM eterį. Ar žinai, radistas, aš myliu, radistas, aš gydžiu, radistų, duosiu aš, radistams, aus mane, radistai, 10 minučių liko iki 8 valandos vakaro, jūs klausotės Radio Studijos FM, su jumis radistai Jonas ir Rolandas ir mūsų svečias šiandieną su mumis Vaidotas. Jo, Labas, Vaidotas. Vaidotai. Aš turėjau draugą iš Pasvalio, Vaidotas buvo irgi O, taip. aš manau, mes visi turim draugą, kurio vardas yra Vaidotas. Bet Vaidotas, o čia buvo Vaidotas. Ai, nu, bet tai kaip sukirčiuosi, bet rašosi tai Vaidotas. Taip, bet, žinai, visi kirčiuodavo Vaidotas. Vadinkit mane Mantu. Toks mans. Jūs Vadinkit mane savo daiktą, aš esu vergas. įdėjom nuotrauką su Vaidotu, su kirviu ir su ausiukais. Klausyk, kaip atsirado šitas personažas, kuris, na, YouTube'ai dabar ir kaimo policininkas, ir ūkininkas ieško žmonos, ir so on and so on. Teatro studijai mes jau išvystėm jį. Iš pradžių vaidinau kiškis, buvau kaimietis, bet be ūso Ir nesikeikiai. ir neskeikiu. O po to O koks čia buvo pasakas, spektaklis, istorija, kad kiškis tu buvai? vaikams kažkoks, aš Ai, nelabai vaikams. gerai pamenu ten, nes buvau biški paėmis, man atrodo. Visas repeticijas buvo biškai paėmęs. Neatsimenu daug ką. Tai kiek tų metų tada buvo? Tu buvai moksleivis, kaip suprantu. Jo, gal 17 metų man buvo. 17. Aha, tai paskui po mokyklos, kai tu baigei iš karto pasikrausti į Vilnių? Ne, nesneik tik prieš porą savaičių. Ne? Jo. Tai ką veikiai po mokyklos? Video kuriau. Video kuriai. Jo. Tai tu ir Aš iš pradžių ėjau į profitechninę. Iš pradžių norėjau varyti į aktorinį, bet nebevariau kažkodėl, nes man pritrūko ir pažymių ir visko kito, nes esu dornas. O po to stovau į profitechninę Anykščius. 2 savaitės paėjau, bet per tas 2 savaitės nuėjau gal 2 dienas, po to išėjau ir kuriau video. Kokie tai video buvo? Ar yra? Yra jie visi. Yra visi. Jo, mes visus metus kūrėm. Nu, kalbant apie šitos savo paskutinius, tai aš suprantu, bet gal tu kažkokius dar ieškojimus darai, kuriai kažką naujo, bandėjai atrasti, ką čia galima tokio parodyti, kad visa Lietuva žiūrėtų ir juoktųsi. Na tai, kaip šitą pasakyti, ta prasme, kad mes kaip pradėjom kurti tokius video iš pradžio amerikietiškas stilius, o to iškart perėm kaip ir rusiškas stilius, iškart Lietuva labai smarkiai mus pastebėjo. Aha. Tai ir, na, kaimietis ieško žmonos, mums smarkiai viskas kylo, statistika. Tai va. O taip dar kūrėm tos vainus, trumpus viral video ant Facebook'o, kad daugiau būtų followerių. O kodėl su video tu taip užsikabliavęs buvai? Nežinau, įdomu tiesiog išbandyti savo galimybės. O pats montuoji? Ne, nemoku. Nu, moku, bet nelabai gerai. Tai kuri tavo stiprioji pusė yra? Gal vaidyba. Vaidyba. Jo. Tau reikia pasirašyti tekstą? Ar sekasi ta prasme, daugiau geriau biškį improvizuot? Užsirašom tas, ta prasme, tagus ir po to mes improvizuojam. Užsirašom, kad tik nenuklystume į lankas labai smarkiai. O daug darot kartojimų, tarkim? Nu, būna kartais, jeigu kokį juokingą sceną, kokių 10 scenų padarom. O nejauti tokio dabar dalyko, kad kai iškeli kertelę, tarkim, buvo ten kaimo policija 2, tarkim, ir dabar reikia sukurti ir 3, ir tu taip pradedi parintis, kad blemba šitas biški blogiau ir daugiau Jo, laiko. visas tai būna, pavyzdžiui, kaip sukūrėm pirmą kalėdinę pasaką, tai čia gal prieš naujus metus ar po naujų metų buvom sukūrę ir labai jis smarkiai paėjęs. Ir po to sukūrėm kitą video, aišku, tas video jau tikrai negalėjo pralenkti kalėdinės pasakas, tai visi iškart sako, tai palievas video, nes jie iškart lygina tą video su geresnis su to nauju video, tai dėl to biškai nervuoja, nors atrodo, kad sukūrėm dar profesionaliau, bet aišku, nebebūna to kaimiečio, tai iškart jau jie sako, tai yra lievas video. Tai reiškia, kaimietis yra arkliukas, ar ne viso to? Jo, bet mes nenorim jo šitas įrodyti, nes mes jį nuvargintume, gal tiesiog atsipost visiems, jeigu būtų tas pats kaimietis. O kažką dar įsikūnyti tu gali? Ką žinau, į moterį. Mes turim balsą Prasme, keitiklį. įsikūninti kaip moterį su savo kūnu ar kaip aktorius? Su savo kūnu. O tu, vat, sakai, va, tavo video lygina, o tu moteris lygini tarpusavį? Kaip. Nu, tipo, šitą geresnį dabar. Ai. Jo. O tu turi damą pats asmeniškai? Ne, neturiu. Neturi? Neturiu. To ir atėjai, galėsi paskambinti, žinok. Gerai, kaip tik. Laukiu. Akimirką. Labai laukiu, ne? Gerai labai. Klausyk, sakyk, o dabar jūs kaip pasirenkat temas savo video, pavyzdžiui, dabar kaimietis ieško žmonos, paskui policininkas. Pagal ką? Nežinau, taip tiesiog gimsta kažkaip mintis, galvom, reikia sukurti. Šiaip, net neįsivaizduoju kaip. Bet ir montažas pas jūs geras, ir muzika parinkta. Ta prasme, žinai, kai pažiūri, tai va taip aš bandžiau taip
įvertinti, žinai, savo akim, kiek esu matęs, tai, nu, tikrai nėra prie ko labai prisikabinti, žinai. Ten nėra smulkmenos, kur ten visur gali pamatyti, bet, pavyzdžiui, kartais pažiūri ten 10-15 sekundžių ir jeigu ten kažkas, taip, matai, kad ar muzonas lievas parinktas, iškart perengi ir galvoji, šūdas. Bet pas tave, pas jūs, tarkim, tie filmukai ir kamera atrodo stovi, ir ten montažas kažkoks, ir garso takelis apačioje toks, nu, parinktas, viskas yra labai cool. Tai čia brolis Mantas mano jau atkalė šitą techniką. Kiek jam metų? Jam 21. Ir jisai visada būna už kadro, ne? Aha, jis filmuoja ir jis montuoja. Tai ką, jau planai pas jūs galvoji, dėliojasi, kad neužilgo darysim trumpametražį filmą? Šiaip norėjom kurt šitą vasarą kokį nors ilgesnį, pavyzdžiui, kokį 20 minučių 8 Mile parodiją, kokį nors ilgą filmą. Geras būtų. Nu, nepamiršk, radistai tau visą laiką prisidės, jeigu reikės trūks aktorių kokį nors, gerai? O, gerai. Mes sudalyvausim su malonumu. Pabūsim medžiais arba smėlio kopis. Žinai, toksai, kur pro šalį pražiuoja. Gerai, tai... Padarom trumpą pertraukėlę ir tuo įjungsim mūsų vaiduoto draugužį į radistų skambučius. Juos galite jau dabar pradėti registruoti mūsų svetainėje radistai.lt. Grįžtam atgal radijos stoties BFM eterį, su mumis Vaidotas ir Džavonotas ir Rolandotas. Ir mes tęsiam dabar radistų laidą 8 valandą, kaip ir visą laiką prasideda su skambučiais. Ir tuoj paskambinsim vienai žaviai damutei, kuri šiandien švenčia savo birthday. 25 gimtadienis. Staruška jau. Tai Vaidai, tau bus... kaip čia? Pabandymas. Tau, Vaidai, pagrindinis vaidmuo. Kaimietis, žodžiu. Jo. Labs, kautu. Labą dieną, ne? Labą dieną. Taip. Viktorija vardas? Taip. Sutkutė pavardė. Viktorija. Viktorija, Afrodita. Numetė ragelį. Gal važiuoja į Klaipėdą klausos? Ruską radiją klausyt, kai važiuoja į Klaipėdą. O šiaip tai reikėjo atsiliepti, būtumėm perdavę linkėjimus. Davai, mes paskambinam, perduosim linkėjimus, pasilabinsim viską, pasišnekėsim. Nu ir tą. O gal... Papasakosi, kaip gyveni, kaip švesi, ar nereikia Vaidoto gal... Turim paną Vaidotai? Kas? Turim merginą? No. Aš visą save atiduodu darbui. Ne. Viktorija, manau, vakar šventė ir šiandien jos balselis yra va toks. Gali būti ar ne? Gali būti, bet gal šiandien pašves dar. Tai klausyk, tai dabar net nepajungiame tų iš karto mūsų mailų, kur sukrenta visi registruoti kūriniai, tai gal išdurkės, tai gal rolai vieną dainą ir tada mes grįšim jau pasiruošę. Aišku, kad... Nes Sutkutė nekėlė ragelio. O tai faina būtų buvo pakalbėti, ne? Fightless, Music Matter, Axfall. Numero 2. Bandymas prisiskambinti dabar vienam vyrukui. 15 minučių po 8 ir esmė yra tokia, kad Jonai papasako, aš renku numerį. Žodžiu, toks vaikinukas, jisai kaip ir ūkininkauja, jo vardas yra Edvinas, ne? Ir mes skambinsim dėl kombaino. Tai Vaidai, manau, kad su savo artimos sielos draugus turėtum rasti bendrą kalbą. Įsūdys kombainą. Something wrong? Ne, aš manau, kad buvo suskambėjo ir numesta. Tai aš manau, kad išgirdo savo vardą ką tik. Bam! Bam! I wanna do it. Nu. Labas, Edvinai. Labas. Šito girdėjau, tu kombainų nori pirkti, ne? Jo, sakau kalbu. Aš galbėsiu tokiu šito glaborijų. Tai kelių tau šitų metrų reikia, kad būtų kėderis, a? Nu, iki 4 metrų, nu, tai kokių 3 metrų šiam, žinai, 3 metrų. 3 metrų, kaip kažkas lenta kažkur, ne? Jo. Nu, tai ką žinau, tai dabar kombainą pirkit, dabar kombainas šiaip tai reikia ruošti, pjaut šitai ruoštis grūdiniai veiklai. Na, taip. Na, tai tu už kiek tu nori pirkti šitą daiktą didelę? O, tai ką turi pasiūlyti? Ką turi pasiūlyti? Pinigus man turi pasiūlyti. Ką nori dar pasiūlyti? Nusmaut kelnes kažkų? Tu neįsipėsinėk, sakyk, ko čia norim, nes kas per grybas man skambina. Aš noriu, nežinau, aš noriu pinigų savo, nes kombainų tai turiuogi. Na, tai kokį turi kombainą?
žalį turiu, raudoną ir juodą, kad nebūčiau rasistas. O bent jau markė, žinai, kombaino. Jo, žinau, bamba yra ir tie. Kiti. Kibero formos. Man atrodo, tu grybas, na. Padėsi dviem ragelį jau. Vaidai, atsiminsi, man atrodo, pirmas skambutis savo ilgai. Ne, bet Vaidas gerai labai paklausė iki šito eterio, sako, o jeigu keiksis, ką man daryti? O, mes turim bičią, kuris nusipirko kepurę ką tik. Pavojam! Oi, kaip šiandien tą paspaudžiau. Pakalbėkim čia man. Trumpai pridėkim. Čia tarp yra tas pats bičiukas, mūsų kolega, draugas iš Marijampolės, kolega didžėjus, Andrius, labas. Labas. Kaip nuotaika? Labai gerai. Kaip tatuiruotė gyja? Labai gerai. Ar užgyja Šiandien jau? pasiryškinom Aha. ir dabar dar truputį savaitėlę kitą pagės ir bus. Ar panas myli labiau tave? Nu, maniškėjo. Maniški labiau? Jo. Patinka, tu dabar tu blogas berniukas. Nu, tai jau, bet- Labai gerai. Jėga. Tai dar kartą plojimai Andriui. Kepurės tirpsta, Kiekvienas chebra. kepurės savininkas būna palydėtas. Kalbant apie kepurės, Titas sakė, tuoj įmes nuotrauką, viena panelė nusipirko kepurę ir įsidėjo į internetą nuotrauką. 6. Kadlerio matavimas 6, bet vis tiek mes Taip, parodysim. galėsim pažiūrėti. Ane? Gerai, trumpam persitraukime. Zedas is in the house, baby. Rock and roll. Šviesa naktyje, laužo mano kaulų slapčia. Ir mane. Vaidai, gali perduoti savo fanams, gerbėjus, čia vojavai į kamerą, sakė, prisijungė visi, žodžiu, tai puikia proga tau jam pasakyti kažką, nes aš kaip suprantu, tu bendrauji tik su jais per Facebooką, bet negali taip realiai tokia, žinai, savo balsu pasakyti, ką tikrai apie juos galvoji, žinai. Ne, juokauju, iš tikrųjų, kažkokius gal palinkėjimus, vis tiek, tau tai yra nauja patirtis, prieš metus taip nebuvo, dabar tave seka kiek, 30 000 žmonių Facebook'e, ne? Tai yra gan, įsivaizduok, 30 štukų, čia kaip yra, kaip mano pasvalis su visų rajonu. Daug žmonių tikrai. Arba kaip mano kaimas, tik tai 15 000 kartų daugiau, nes man kaime 2 gyvena. Rimtai registruota oficialiai? Ne. Daugiau gal Ai, biškį. 2. Tai pasakyk kažką tai tokio, o mes renkam tau išdurkę, skambinsim, tuo įskaluojam kam. Manęs daug draugų klausia ir fanų klausia, kad tipo, nieks nežino mano natūralaus balsą, nes visi galvoja, kad kaip aš vaidinu, toks man, pavyzdžiui, yra balsas. Tai dabar tu natūraliai kalbi? Jo, dabar mano balsas yra natūraliai seksualus. Toks. Jo, natūraliai. Apie seksualus galim dar pasvarstyti. Kažkiri vituri. Kažkiri vituri. Ne, šaunuolis. Kągi, dabar paskambinsim į viešbutį ir pabandysim tavo klasikinio oldschoolinių personažų 5 žvaigždučių viešbutį užsisakyti kambarį, ne? Į Palangoj. Esi buvęs Palangoj? Ne. Tai va, yra toks viešbutis Vanagupė. Vanagupė? Jo, labai geras. Vanagų upė. Vanagų upė, jo. Čia visi krepšininkai, žodžiu, kai būna pasiruošimas čempionatams, visada krepšininkus ten varo, žodžiu. Ir baseiną jie turi labai naują, gerą. Tokį, nu, viskas yra labai cool. Mėgink užsisakyti kambarį, kad ir Liepos mėnesį, nežinau. Dabar gali būti, nebūti vietų. Nu, kažkada. Labas vakaras. Labą dieną, čia Vaidus skambina. Taip, Norėčiau kambarį užsisakyti. taip. Atibus, pavyzdžiui, kampė, kur nors kiberus, nusmiešt man, pavyzdžiui. Nu, turėtų būti. O pavyzdžiui, aš buvau kažkada Klaipėdoj užsisakęs vieną kambarį, tai buvo tapėtai numešti, žinai. O čia nebus tokie tapėtai sušūmėti, supelyjį. Ne, dėja. Kodėl jūs taip kalbat, kaip uždūsas? Ku veikėt? Ne, nu, ne jūsų gal Kaip? reikalas. Ai, ne mano reikalas. Aha. Galau, kad sakat, ne mano veikalas. Nes veikalas ir reikalas yra skirtingi žodžiai, žinot, iš VR. Kytės reikėtų išsiplati, jeigu blogai girdis. O geriausia atveju žiegnoti. Pas jums baseinas girdėjau yra, ne? Nu, yra. Ten kojas možna mazgot? Nu, tikriausiai. Nes aš Ir grįžęs... ne tik. Kuda galima, jeigu ne tiek. Nu, viską, ką norit jau. Viską? Išsimazguot. Nes aš kai grįžtu, žinai, su traktoriu, ten bus man kur traktorių pasiparkuoti ar arklį kur nors. Jo, turėtų būti. Nes mano tas žaibūnas, Jėzus Marija, iki duoda net pasakas traška braška. Ne. Tai gal prie veikalo, kada jūs norėtumėt rezervuoti kambarį? Liepos 6 per kūčias.
Aha, biški nesirentuojat, bet tektoju. Nu, tai man bus gerai, Liepos 6. Šito. Nu, tai, a kokie pas jums privalumai? Ten Mindaugo karūnavimo diena. Kūčiose bus praėjusios. Na, tai aš Mindaugo pats pakaronuosiu savo kirvį per ausį. Nu, tai malonu tada. Jeigu galite mylo, atsiuskite savo rezervaciją ir mes padarysime. A kiek kainuoja vienai dienai šitas kambarys? O kokio tipo jūs pageidaujat? A kokių tipų būna? Standartinis vienvietis, standartinis dvivietis, liuksas. Man būtų gerai, kad būtų pirmas aukštas, nes aš noriu... Tokių nėra. Prasideda nuo antro. Ai, nu tai gal man vadelės užteks į karklę galvos, supranti, nes aš noriu langus daryti. Ir vadelas būtų prisirišęs prie radiatorio, kad arklys ten pabėgtų laukais, ten, kai žinai, per jūrą kaip varą eiti savo. Deja, ne. Ne, tai tokio nėra. Na tai jeigu nėra, tai nėra, tokių darysma. Nu. Reiks pamedžio mėgot. Nu va, šauniausiai būtų. Na gerai tada. Gerą vakarą. Opa. Geras, plojimai. Reiks po medžiu mėgot. Oi. Labai gerai. Šaunuolis. Galite registruoti, mėly draugai, mes čia vis pabandėm, kad žmonės nenumestų ragelį, nes kai kurie įsigąsta, kai kurie pradeda atkeiktis. Tavo personažas iššaukė, matai, tokius norus. Vienam vaikinai taip nutiko. Bet viskas, ar ne? Pabandom dabar suleisti vieną gabalą ir grįšim su Vaidu, kuris dar... Kiek pabūsi pas mus? A ką žinau? Oi. Vaidotas Še. Kur? Su mumis. Še. Mano? Grincevičius. Kaip? Grincevičius. Ai, ne. Kodėl aš Šiožinis pagalvojau? Tai čia yra tas iš humoro klubo. Atsiprašau, jo. Tavo Vaidotas G. Vaidotas G. O ta žurnalistė Grincevičiūtė, ne tavo... Grinevičiūtė. Grinevičiūtė. Tipo, Nieko tu norėjau nežinai. kirvį traukti, jau per galvą. Vaidotai, mėgsti pizzas, ar kaime pas jūs ten valgo tik čeburėkus? Pas mum kaime valgo, kur žinau. Tarakonus. Katės, enius ir ką ten ir vištas. Žinai tą? Ką valgo tolimųjų reisų vairuotojai? Marijampolė. Prostitutės. Katė. Katės. Nu čia netėri. Papasakos pas. Nenorim 300 litų padėti. Vėliau papasakos. Bičiukai, žinot tokią, pasakysiu jums gerą vieną naujieną. Mes gyvenam labai dėkingame amžiuje, kadangi šį penktadienį, birželio 13 dieną, penktadienis 13. Penktadienis jau baisu. Prius bus mėnulio pilnatis. Plius būsim Londone. Tai va, ir kita tokia tik tai mėnulio pilnatis bus tik, kad būtų penktadienis 13 ir pilnatis bus tik tai 2049 metais. Kiek mums metų bus tada? Plius pridėk 35. 35. Savas dabar kiek yra? Šiam 5. Tai man bus 5. Man 15. Kodėl tavo 5? O kiek? Man dabar 2. Tau 5. Kiek bus tau? 20, prie 25 liet? 3-5. Ai. 5. 5. Ai, tu bus kaip ir man. Ta 5, maladės. Oba. Aš būsiu vyriausias, todėl manęs turės klausyti. Turim rubriką Stok ant kankanėlio, tai reiškia, kad kas pirmas, kuris dabar mus girdi čia prie Vilniaus Kankan Trakų gatvės 2, atvažiuos į studiją, paspaus ranką Vaidotui, paspaus mum ranką ir pasakys bajeriuką arba anekdotą į eterį, tam padaunosime pizzą. Rolandai, kokią pizzą? Gali pasakyti? Oi, pica labai skani. Pica bus šį kartą graikiška, ant kurios dedasi feta, mozzarella, bazilikai, jogurtinis padažas. Tai, draugai, skelbėme startą, bet jūs turite neteiti, o atvažiuoti. Galite dar atvežti, ką norim, kad atvežtau. Kad ateitų su žolyte. Ta prasme, ta prasme. Gerai, muzika. Oh my god. 45 minutes to 28 o'clock PM. and they are listening to radio station SIP FM, and we have got our friend from Vidžiotas, very nice pupils. Hi. Hello. How are you doing? Good, every good. Good. What you like to do? What is your favorite do? I put kirvis in head. What is your favorite do? I don't know. Chilling. Sitting. Yeah.
You like chilling on couch or with TV On the cow back. on cow back? Yeah. So you is a cowboy. Yeah, man. Čigribums. Čigribel. Ninzis. Oba. Turim Robertiną Seksovič. Bet rimtai tai parašyta. Čia jos nepavardė, čia tiesiog jos Jo, neimas. bet pravardė, jo šiaip stotyje vadina Čiulpovič, tai pažiūrėsim. Spukovič galim taip pat. Tai Vaidai, tau bus proga gal jai paskambinti. Vaidai, tu neturi panos, ne? Robertina yra vieniša, 19 metų mergina iš Tauragės. Mokosi Tauragėje dar vis, populiari tarp vaikinų, nesulaukia daug dėmesio, Jo. yra graži. Mėgsta sportą, labiausiai futbolą. Turėjo daug vaikinų, dabar jo neturi, bet turi simpatijų. Visi jos vaikinai jau taudė yra. Gal tu fulę? Robertina vardas? Nu, pačiešink, pažiūrim. Vieniša, Robertina. O Jėzus Marija. Tai kaip čia dabar yra? Visus Robertinos mūsų klauso čia pastaruoju metu kažkaip. Gal nusimetė, pabandom dar. Gal netyčia, ne tą paspaudė, ne? Jo. Visko gyvūna, Rolandai. Kiša ne ten pataiko būna. Ištraukia. Įsitaško. Nenoriu sakyti, labai negražu, ką aš... Robertina. Aš rezgiau savo mintise, yra labai labai purvina ir nešvanku iš O Vaidas jau nekaltybę. Praradys? Aš? Nu? Su tėvais jo. Stipru. 10 balų, seniai. Neturėjau ką daugiau atsakyti. Okay. Čia tas kaip anekdotas, žinai? Kur... Čia tas iš juodųjų. Jo, tėvas dukra tarabaninė. Aišku. Oi, ne, atsiprašau. Brolis sesė. Aš geriau, ne? Brolis sesė tarabanina. Ir, žinai, sesė sako, žinai, o tu geresnis už tėvą. Jo, žinau, man mama irgi taip sakė. O, dieve. Stipru, ne? Klausyk, turiu mergaitę, kuri švenčia savo gimtadienį. Yra labai gražiai, sako. Va, žiūrėk, matai? Vaidai, tu pažiūrėk. Šitai va. Tavo skonio. Kiek balų duodi? 8. 8 net, parodyk. 8, tikrai. 7. Malodės. Neužkėlėm kartelę. Šiandien mano super duper draugės, gražios pačios fainiausios draugės 22 gimtadienis, norėčiau, kad paskambintut ir ją pasveikintumėte. Paskambintut ir pasveikintut. Jos 2 numeriai yra, jos vardas yra Lina. Vaidukai, bet toks būk biš paprastesnis, kuklesnis. Ai, man reikia sveikinti? Jo. Ar jūs nepadėsite? Mes prisidėsim. Tu taip Koks vardas aš žiūrėjau? Linutė. Svajonės. Žiūrėjau į krūtinę. Linutė. Linutė, jo. Linutė. Sakyk, Linutė, labai noriu tave pasveikinti ir žodžiu turiu gėlių. Esu patyręs, turėjau daug praktikos su mama. Sakė, kad aš esu pats geriausias ir gražiausias. Ir kaimietiškai šnekėt, ar normaliai kaip šnekėt? 50-50. Taip, pažiūrėk. O mes paskui stosim, čia reikia dar... Nu, visos Linos geros. Tik tai šitą Liną, ne. O gal gerai, jeigu pakels? Clean Bandit, Extraordinary Fit, Sharna Bass. Yes, signal? Lina. O, Lina, ko tu tyli? Gal paimk į ranką mano čipoliną, Lina? O, Lina, ko tu tyli? Gal paimk mano... Nu, kodėl tu taip iškart? Aš tikinęs. Bet kaip rimuojasi žodis Lina? Lina su tuo daiktu? Aš nesakiau tą daiktą. Sakei. Lina, ko tu tyli? Gal tu nori paimti mano... Nu, ką? Rimuojasi? Rimuojasi, bet sakai, kaip rimuojasi? O Lina, gal tu nori paimti mano... Ne. Rimuojasi. O Lina, ko tu tyli? Gal tu nori paimti mano... Nu, nesirimuoja. Tyli. Rimuojasi. Ir... O Lina, Tyli ir Nu, rimuojasi. O Lina, ko tu tyli? Gal tu nori paimti mano... Bi. Nu, ir tai... Rimuojasi. Tyli ir bi. Nu, bi. Nesirimuoja tyli ir bi nei kiek. O Lina, ko tu O tyli? tyribi? Gal tu nori paimti mano... Dabar tai su tyribi tikrai nesirimuoja. Gerai, suvedėm. Bet tikrai, Lina. Ko tu tyli? Ko tu tyli? Gal paimtų mano... Va tada. Nu, tai ir taip ir sakau. Ne, bet vis tiek nesirimuoja. Tyli ir... Nu jo, rimuojas biškai. Jeigu, o Lina, gal tu nori paimti mano... Tada nesirimuoja, bet... O Lina, ko tu tyli?
gal tu nori paimti mano Maskolį. Čipoliną. Tyribyri. Oi, pasiekė mergina. Gerai, palauk, ten antras numeris dar yra daug. 86 Mielai. 86 31 31 25 25 428 tūkstančiai. Čirų vyrų pavasaris. Tai jūs panos vardas. Lina. O Lina, kuo tu? Toks ilgam įsiminsim šitą vardą. Klausyk, yra dar viena mergina vardu Raža. Raža Abbas. Iš kur? Mokosi VDU, vasarai važiuoja uždarbiauti į Angliją pas draugę. Penktadienį ryte išvažiuoja iš Lietuvos ir bus ten visą vasarą. Nuvykus į Angliją, tą pačią dieną. It's not Lithuanian girl. Raža. Gerai, padarom trumpą pertrauką. Lieka 8 minutės iki 21. Registruokit savo draugus, kurie pakeltų telefono ragelį. Turim Vaidą iš kaimo su kirviu ir su ūsais. Vaidas nepaleidžia savo telefoną iš rankų. Vaidai, ten daug visko vyksta, ne? Mama parašė, sako, ką ten pasakėjai. Rimtai? 2008, ne? 2009, čia mūsų džinglai pirmieji. Manau, čia trečiais. Nenormaliai prielina. Trečiais metais buvo. Česlav. Kaip čia parapalaugus jau užvadintas yra pas mus? Česlovas. Ne, kažkoks Česlė kažkoks. Gerai, grįžtame tiesiog. Seksualiausia yra šitie vis tiek mūsų. Gerbiami keleiviai, šias kelias valandas aš, Olga Zubcova, būsiu jūsų palydovė. Nežvilgčiokite po mano sijonėliu, nes aš šiandieną be trusikėlių. Tiesiog. Taip pat nekreipkite dėmesio į didelę iškirptę. Didžią krūtinę nuolat išplėšia sageles. Ir aš iš anksto atsiprašau už nepadorų elgesį. Ar lėktuve yra drąsių vyrų, galinčių padėti užsisekti liemenėlę? Va tau, Olička Zubcova. Tai susikūrėt vaizdelį, ne? Akys tavo susidarė kažkas. Daug jį pasakė, kad be triusikėlių ir su didelė ta krūtinė. Tai įsivaizdavai ką? Sesį savo? Pradėjau galvoti tada. Apie sesį pradėjau galvoti. Marija, čia tu? Marija. Gerai, turime merginą, kuri švenčia 18 gimtadienį. Ir jie skambins dabar mūsų fantastišką rubriką oi ne. The Lonely Heartas. The Lonely Heartas. Liudas fonas, parašyk. Pasirasim fonelį specialų ir siūlysim šiai merginai susirasti vaikiną, kuris bus kaimietukas, vaidukas. Kaip tavo kaimas vadinasi? Karčiakai. Kaip? Karčiakai. Karčiakai. Karčio. Va, koks. Gerai, skambinam, jos šiandien 18 gimtadienis. Ji yra iš kur? Dirbo Palangoje, padavėja. Ir tiek. Simpatiška, mėgsta bendrauti, visada su šypsena veidė. Turi 2 vaikinus. Turi 2 vaikinus. Tik žinai, turėjo. Pirmąjį metę, su antru išdavinėjo. Ant pirmą metę mes išdavinėjo. Labadiena, jums paskambino vienišų širdelių klubas The Lonely Heartas. Ir šiandieną mes norėtumėm su jumis sužaisti vieną pasiūlymą. Simonos banditos naujienų. Sakykite, prašau, kokio pobūdžio vyrukai jums patinka? Šviesus ar tamsus? Tamsus. Sakykite, prašau, jums patinka aukštesni ar žemesni? Aukštesni. Labai gerai, sakykite, prašau, jums patinka išsilavinę ar mažiau? Išsilavinę. Išsilavinę. Kūno sudėjimas stambus, liesas ar raumeningas? Raumeningas. Raumeningas. Gerai, mes sukame mūsų paieškos skalę. To the hustle. Alio? Alio? Alio.
Klausau. Labas, gražuola. Labas. Koks tavo vardas? Karolina, o tavo? Mano tai šit Glaborijus. Gražus vardas. Ačiū, mama pati išrenka. Man tėtis. Papasakok biškį apie save, kokias kojas turi. Išmera, ta prasme, batų. 40. O Jėzus, tai čia daug. Ne, Jėzus. Tai čia jau kaip slydės gali varyti, ne? Jo. A kaip veidus, kelintą išmera veidą? Veido nematavau. Nes aš baikerystį, žinai, aš šalmų tavlečiau uždėti. Nematau, nežinau. A ku tu matuoji iš vis gyvenime? Nieko. Nenori maną pamatuoti? Ne. O ko? Neliečiu, aš merginu. Ai, aš mergina? A tai kas tada ta? Tai pastau reiškia bamba iššaukas, tai kas bamba pastau kaip tas žodis? Varpa. A ne? Ai, ne. A tai kiek bernuosi turėjai per savo šitų gyvenimo? 2. A tau 43, taip? Ar kaip? Iš balsą aš sprendžiu. A man metų. Aha, kiek tau metų? Kiek? Šiandien 18 suėjo. O, tai čia daug. Jo. Tai jau galima. Jo, galima. Tai jau šiandien švęsite Jėzus Mariją, nes penktadienisgi šiandien, ne? Jo. Šiandien penktadienis, šiandien ketvirtadienis. Trečiadienį šiandien. Ai, tiksliai. Nu. Biškai užbalamūtinu. Vakar jau užgėrė, žinai, su sauliuką. Jėzus Marija, kai davėm bambulį, žinai, grevin numetėm. Atšalą, tai išgėrėm. O kokie tau šitą vyrai patenka? Sakiau jau, raumeningi. Klausinėjat manęs. Ai, raumeningi. Ta, žinok, aš raumeningus ir esu. Aš dešinę ranką labiau raumeningesnė, nes aš kirvį dažnai masukuojas ar galvas. Nes pas man ateina šitai iš antstolių, žinai, skalų pasimt, tai aš biškai ginuos. Ai, nu. A ku tu mėgsti veikti laisvalaikiu? Šokti. Šokti, o tai gražiai šokia, ne? Tai aš šitą turiu dažnai šitą gerą tokį, šitą, kaip jis vadinas, tėvas man anksčiau sakė, kaip jis vadinas. Pastolis, va, taigi vietoj striptizą tau tas. Ai, ne, šito nešoku. Ai, nešoki taip? Ne. Tai nemoka, reiškia šokti, nešoki. Nu tai gerai, nemoku šokti. Gal išmokinsi? Ne, aš žinau, matai, mano kojas klyšas laibas, tai aš nelabai ir šokti gerai moku. Karočią. Kas karočią? Nemoki šokti. Bet aš moku kai kukytų padaryti. Nu ką? Moku padaryti merginą laimingą. Ką? Žinai kaip? Aš tau galiu eilėraštį šitų pasiekti. Ai, nu. Už jūrų marių, už beržynų, už laukų užkimsynų. Ėjau aš vienas su draugu ir nešinas dideliu kirviu. Aš nebijojau eit nakčia, žinojau, kad pas tave. Pelėda kaukia ant medžio atsitūpusi, žiūrėjo į tave. O tu pakėlus savo didžią galvą, primerkiai akį ir spjoviai dešinėn. Paspjovus tu dešinėn užsižiebė žolė, supratęs, kad tu velnes esi? Todėl nežinau, kad man. Labas, jubiliatė Karolina. Su gimtadieniu. Radistai ir Vaidotas. Radio stotis Zip FM iš Vilniaus trukdo tave, Jonas, Rolandas ir Vaidas su tavim kalbėjo. Bičiukas, kuris bandė tave visaip išdraskyti, bet kad tokia šauni, tokia gera, tokia mandagiesi. Kodėl čia taip? Tikros nuotaikos gal? Pusiau. Pakėlėt nuotaiką iš tikrųjų. Gerai. Tai šiandien tavo tikrasis gimtadienis. Taip. Tai labai sveikinam, reikėtų gal... Labai ačiū. Ilgiausių metų, ilgiausių. Ilgiausių metų, ilgiausių. Ilgiausių metų linkime.
Karoči, būk laiminga ir sveika. Aš tik žinau, tu iškeliauji kažkur tai užsienį, ne? Aš tai ne. O kas išvara? Buvęs draugas. Draugs tavo, su kurio gyveni? Ne. Su kuria gyvenu. Su kurio bučiuojas? Jo. A mylims draugs? Mylim. Tai Nebemylim jau. nebemylims, dėl to, kad išvarą išsiskyrėt? Ne. O dėl ko? Nežinau. Jis ta- Padanojo tokią dovaną ir viską. Jis tave metė, ne? Nu. Eina savo. Eina sau. Bet žiūrėk, bet tu pirmą esi tu metus, tai gal niek blogo. Gal. Nu, karma, žinai, jam atsisuks. A kada jis skrenda ryt? Penktadienį. Penktadienį bus 13 ir mėnulis bus pilns. Tai žinok, Gali viską nutemti. nutems į gilin. Šiaip ir mes penktadienį skrendam, tai rolai nepasikarksė. Mum tai čia, ką čia. Gerai, Penktadienį švenčiu gimtadienį, neprikalbėkit man. Karolina švęs gimtadienį. Daug svečių turėsim. Kviečiau 13. Bliam, O, viskas 13. super. Klausyk, penktadienis 13. Nu, tai lygiai, kad visi 13, kaip sakant, su tave ir pasveikinti. Jo. Gerai. Ačiū, iki. 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 Ate, tai vat, koks smagus pokalbėlis čia gal. Grįžkime atgal, radijos stoties Libe FM eterį, čia Jonas ir Rolandas su jumis ir pas mus super žvaigždė Vaidotas. Hello again. Mes, žinai, Vaidai, turim dar tarp skambučių padalinti mūsų klausytojams ir kvietimų į filmą. Tai turime labai gerą filmą, kurį pradės rodyti jau pradėjo rodyti. Birželio 9-12 dienomis. Jo labai įvairiausios sesijos, tačiau manau, kad kino teatruose visi mes, paprasti, normalūs, mirtingieji žmonės, galėsime šitą filmą žiūrėti jau penktadienį. Draugai mano ir bičiuliai, mes norim pristatyti jums Filmą Nevykėliai po priedanga 2 ir 2 kvietimus į šį filmą. Dvigubą tiksliau. Jo, 2 kvietimą. Tai Nevykėliai po priedanga 1 buvo visiškai kultinis. Neteko matyti pirmos dalies. Antra irgi, žinok, labai gera. Ir Tu jau matei? mačiau trailerį, aš manau, kad ir vertintas neblogai. Tai Džiovanis galvoju, kadangi kinofilas yra visiškas, tai galvoju, jau Filas. spėjo pasižiūrėti. kinofilas. Ne, dar nepačiau, bet labai noriu pamatyti. Tai paskambinkite ir įvykdyti užduotį. 2 užduotis, kurias 8-5-2-4-1-10-10. atsiliep Rolandai. Olio. Labas. Labas, ko vardu? Tadas. Sveikas, kaip nuotaika? Gerai. Iš kur esi? Iš Elektrėnų. Iš Elektrėnų, jėga. Elektrėnų Esi aistringas ledo ritulio fanas? Taip, žinoma. Šaibos muši. Taip, ir labai gerai. Tu žaidi netgi? Taip, Šaunuolis. Labai gerai. Mėgsti kiną? mėgstu kiną labai. Galėtum dėl kino bilietų padaryti viską? Daug. Kur tu dabar esi? Viską, bet daug. Kur dabar esi, tai gali papasakot? Aš dabar atvažiavau prie Elektrėnų elektrinės. Ok, yra žmonių aplinkui. Yra. Gerai, atsidaryk langą Gerai. ir turėsi pipsint, bet Taip, atidėjau. ir sakyt tokius žodžius. Labai garsiai, visiems, kad visi atsisuktų. Pipsini signalą mašinos ir rėki. Aš superherojus, man priklauso rytojus. Man dabar jums garsak. Taip. Jo. Pip, 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 pip. Ir tada reikia. Aš superherojus ir man priklauso. Kažkas. Rytojus. Rytojus. Rytoj. Yeah. Labai gerai. Dabar gali dar vieną užduotį įvykdyti. Duok kam nors ragelį iš žmonių ir kad tas žmogus mums pasakytų tiesiog, kad paduotų, duok jam bilietus ir viskas. Tas žmogus tegu pasako, duok jam bilietus. Duok jam bilietus. Kas čia per žmogus buvo? Kas čia per žmogus sakė? Draugas, jie. Drausė, Ne. Drausis молодец, Buvo įsitį filmą. Oba, по-любому, ne? Biški iš Vilniaus gal gerėjo? Vilniauskas, ne? Jo, молодец! Opa! Ura! Savas! Gerai. Gerai, hebrytė, mes jums dovanojam 2 pakvietimą į Nevykėliai po priedanga 2. Jo, bratuchos, galėsit nueiti, pažiūrėti Vilmą, biški patamsi, susikibę. Opa! Žieži. Gerai? Žinoliai. Sveikinimai, bet kokiu atveju mes šmaikštaujame. Užsirašom numeriuką. Užsirašym numeriuką. Čiau. Iki. Iki.
Sveikinu, valio. Labai smagu, labai paprasta ir tai galima padaryti kiekvieną mielą dieną laimėti kino bilietus į filmą. Nevykėliai po priedangą 2. Yes, baby, just light my fire su GNG sindikatu. Come on. Vyrukais, kurie atkeliauja į Radistai Village. Dar šį pusvalanduką padovanosim jums vieną bilietuką. Okay. 9:30 Lietuvoje, dar pusvalandis mūsų eterio. Radistai are back on the track. Su mumis kartu bičias rimtas, Vaidas Joniknymas. Klausyk, turim vieną bičelį, kuris neseniai paviešino vaizdo įrašą, kaip apverčia savo Clio. Ir mes pažiūrėjom tą vaizdą, tipo toks, kur sudaužo savo mašiną. Ir sako, jis buvo ir liko nenubaustas policijos. Reikėtų, kad pareigūnas Vaidas vykdytų tvarką. Vaikinas 20-metis, jo vardas Arūnas, iš Kauno. Veikla perikūpinimas. Policininkas. Tai trumpai tiesiog, žiūrėjau jūsų vaizdelį, čia pareigūnas Vaidas Arūnas. Jesus Christ. Klasikinė situacija. Visi žino, kas... Visi Vaidai skambina. Gal dar pamėgi, gal netyčia numetė? Nu jau, vertėsi antrą kartą ir netyčia numetė. Ne, manau, jis žino, kas skambina. Vaidas išsekintas situacijos. Vaidai. Nekelk, Sergeliu, kelk. Arūnas čia ne Vaidas. Vaidas šalia sėdi. Ne, tai sakau, Vaidas išvargintas situacijos. Nekelk. Paskambinam dabar, žiūrėk, yra dar Aušra, kurie švenčia 18 gimtadienį. Irgi galim pasveikinti, jį yra iš Ukmergės. Ir... Aušra, davai. Galim pasveikinti ją su gimimo diena. Mes netrukus pralošime pakvietimą, beje, prieš paskutinį į Radistai Village, todėl tie, kurie dar norit laimėti, sukluskit, jums teks skambinti į eterį. Taip, ir matau prieš mano akis jau graikišką pizzą padėta, beliko pasakyti ateiti anekdotą. Yes, labai paprasta. Taip niekas nepadarė, Trakų gatvė 2, kan. Kas pirmas ateina, tas gauna pizzą graikišką. Čia pas mus. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Aušra, čia jūs? Taip. Labas. Labas. Ką darai? Nesupratau. Ką veiki, sakau? Aš norėjau paklausti tavęs vieno dalyko. Ar galiu tavęs paklausti vieno dalyko? Galit. Kodėl tu kreipiesi į mane jūs, aš esu 19 metų vaikinas, kuris beprotiškai yra įsižiūrėjęs į tave, kuris kiekvieną dieną eidamas į mokyklą žiūri į telefoną, nes ant telefono susidėjęs tavo nuotrauką, kuris kiekvieną vakarą prieš einant gult užsideda mūsų bendrą meilės dainą ir užmiega galvodamas apie mus. Kodėl tu mane vadini jūs? Aš esu tu, Aušra. Aš esu tavo. Aš esu tavo Egidijus. Ar galiu tau atvežti gėlių? Aušra, ar galiu atvežti tau gėlių? Žinoma. Aušra, pasakyk, ką nors, mano tavo balso sustingsta kraujas ir Virpas peneliai. nuo tavo kvapo man visada norisi kažko tai įtara. Pakalbėk su manim, pakvėpuok į mane, pasakyk, ką nors, Vaida. Aušra. Kalbėk su manim. Aušra, kalbėk su manim. Tai vien kaip kalbėt. Dejuok man. Ar tu norėtum su manim prarasti nekaltybę? Nu gerai, galite jau visi paplot, visi dabar girdit per radiją, jau pats laikas. Tortas supjovėt, šampaną iškėlėt ir dabar visi galim pasveikinti
Aušra su gimtadieniu. Aušra, happy birthday. Tikiuosi, nustebinam tave taip, kad šio gimtadienio niekada tu nepamirštum. Taip prašė tavo draugė, kad taip ir mes padarytumėm. Jo. Taip. Draugė šalia sėdė, tikiuosi, ar ne? Radimus klausyti, kol daina. Daina per kolonkį, per S90 iš toli. Nu, tai Aušrytė. klausysi ir tylėsi, ar pasakysi, ar ką nors? už kačiuko susijęs dabar? Kas ne? Tai sakyk, ką nors, dieve Nu, mano. tai ko tu tyli kaip arbūzas? Mes visus žodžius jau užkalbėjom, viskas, nebeturim žodžių, dabar tavo eilė kalbėti. Nu, pasakysi ačiū, tipo, ar kažką. Ką, noriu ką pasakyti, ačiū tam, kad Nu, gerai, davai. Nu, va, pagaliau. Bet limitai baigėsi. Sparink. Jo, Kaip sudėtinga. nu, kartais. seniai, nu, žiurkienas mano daugiau kalba. Skem 7 minutės po 21. Čia radistai, Jons Rolls ir dar pas mus svečiuose Vaidotas. Yes. Vaidotas. Pažiūrėk, Grincevičius, aš noriu sakyti, kad tu Grinevičius esi. Į draugus tavęs jau nebeįmanoma pritravint, nes per daug turi tų friendų, ar ne? Bet tai aš tave followinu. Yes, sir. Rolandai, Daug laiškų gauni. nematau, kad tu tą patį darytum. Aš labai atsiprašau, aš darau tuoj. Pažiūrėk, ir įdėta nuotrauka kažkaip, nes čia kai dirbam, čia atidaryti kokie puslapiai. Ar tu daug laiškų gauni? Anksčiau būdavo per dieną gaudavau 200, dabar gaunu 30. Negaliu. A person cannot accept a friend request. But you are now following them. Gaudavai po 200, dabar šiek tiek mažiau, ne? Tai nuo mergų ar daugiau nuo bičių? Ai, šiaip daugiau nubyšiu. Tai normalu. Ką bičiuliai tau rašydavo? Katlis iš vis negauna nuo mergų. Tai nesiparink. Ką rašo, tai rašo, aš žinau, frazes rašo iš mano video, bet man tai nepatenka. Ką tai ignoruoja tokie žmonės. Iš pradžių šitai būdavo dar juokinga, dabar tai man nervuoja. Tipo, ką tu tam video pasakai, jie taip pat kartoja. Jo. Tipo, maladėts. Galvoja, kad jeigu parašys, tarkim, galvoja, kad aš kad atrašysiu, taip, taip pat savas, dėl to aš bendrausiu, bet iš tikrųjų ne. O yra su kuriais ir bendrauji iki šiol? Aha, yra. Yra, ne? Atsirado naujų draugų ir panašiai. Gerai, Vaidai, žinok, mes iš tikrųjų labai tave kviečiame į mūsų Radistai Village festivalį. Tau ir tavo filmavimo komandai mes jau, dabar galiu sakyti, įteikėm. O tavo gyvenime yra buvę tekę būti festivalį apskritai? Traškūnas festivalį mano miestelį. Traškūno. Jo. Nu ir ką ten, kas ten buvo, Radžis? Dabar kaip tik vyksta. Gal nes kas nori nuvažiuoti, vyksta traškimai. Kokios grupės? Emunjoy. Darbas, nepamenu kokias, bet žinau, kad yra bent gal 3 Thundertales, man atrodo. Thundertales. Kažkur girdėta, bet... Arba ta dar yra. Aha, o tai viskas normaliai, nėra ten taip daug estrados. Gerai, tai bet mes tave kviečiame į savo festivalį, kuris įvyks jau kitą penktadienį. Ir visom 3 dienom tau, tavo broliui, tavo Ačkarikui ir visai filmavimo komandai, kurie jūs ten esate. Atvažiuokit, Aš suprantu, gerbiamajam Ačkarikui. Tas gerbiamas. Jo. Gerai. Gali perduoti linkėjimus jam dabar. Linkėjimai jums, Ačkarikams ir mano fanams ir mamai su tėtuk. Tai kviečiam tave labai į festivalį, pasim palapinę, kirvi ir savo tą ūsiukus. O dabar norim... Prievartautojo ūsus. O dabar norim padovanoti kažkam tai iš mūsų klausytojų kvietimą vieną į Radistai Village. Festivalį, kuris vyks Birželio 20-22 dienomis su non-stop muzika ir dienos pramogom Obuolių saloje, kuri yra Molėtų rajone. Labas. 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 Kuo esi vardu? Mantas. Mantai. Kaip sekasi, Mantai? Nieko, va, normaliai, pabiški. Ar gali pasakyti mums juoką, prajuokinti? Mantai, iš kur esi? Iš Vilniaus. O kilęs? Iš Radviliškio. Supratau. Toks Rolas iš karto suodė. Ta prasme, iš kur esi, iš Vilniaus? Grina kraujas Vilnietis visą laiką žino, kur yra... Lūkam paknė. Lūkam paknė, teisingai. Tai... Bičiuli Mantai, sakyk man prašau. Pajuokik mus. Anekdotą. Žoskai tu čia užvarėjai, bet jo. Padaryti, kad mes žvengtume. Taip, bet be keiksmažodžių. Nežinau, toj. Žodžiu. Anekdotą sakyti, jo? Nu, gali bajeriuką anekdotą, arba šiaip rankom ir liežuviu. Tai anekdotą pasakys, bet tiesiog bus nejuokingas, aš nežinau. Bandyk. Gerai, žodžiu, atbėg, bet trūks visas apsišykęs, tamsus narvavęs, mama, sako, taip, sako, palėpiai pasigorė. Mama visas susijaudinus, bėga virš, jėtus jau čia verkiu.
Man žiūri, nieko nėra, tai palėpė, tušę palėpė. Apgavau, tėvas virtuviai pasikorė. Rūsy, ne virtuvį. Nu, ten skirtumų didelį nėra. Bravo, už išradingumą. Kaip sakant, jaučiuosi kaip Trachtenbergas, toksai buvo. Žinai Trachtenbergą? Jo. Ne. Trachtenbergas žinojo visus pasaulio anekdotus, ne? Tu pradedi... Aš nemanau, kad visus gal rusų daugiau. Ne, jis žinojo visus, sakė, tipo anekdotus, galite skambinti jam į radiją. Jeigu jūs pabaigėte tipo anekdotą, nu, jeigu tu pradedi pasakyti, jisai nepabaigė, laimi $1000. Va, tai čia normalius. Jo, jisai nepralaimėjo nei karto šiaip. Bet manau, dabar pralaimėtų, nes kiekvienos kultūros... Dabar jis, matau, nuo koksų numirė. Pralaimėjo prieš koksą. Gerai. Ačiū tau kol kas. Kol kas, bičiuli, turiu užsirašęs tavo telefono numerį, mums reikia dar kelių skambučių, kad išspręstume, kurie geresni. Ačiū, Mantai, kol kas. Mantas bando šnekėti kaip Vaidas. Pastebėjai? O Šiauliai, čia Radviliškis. Aukštaičių mūsų. Aš iš Pasvalės su šiaip. Pasvalės yra prie Panevėžio. Rat girtis, ja? Panašiai. Taip, panašiai. Kiek iki Panevėžio tavo kilometrų? Kem 6. Man 3. Alio, labas, kuo vardu? Nieko, labai gerai. Įsivaizduok, pasiskambinė dėl bilietų, čia žmonės bando metus tai padaryti ir nepavyksta, bet alio. Sveikas. Labas, kuo vardu? Marčius. Marčiau, kaip nuotaikyte? O, labai gerai. Labai. Iš kur kilęs tu? Iš Jurbarko. Gal turi kokį gerą pokštą, kad išlūštumėm visi kaip, kaip sakant, kaip ponai po gerų pietų, po obelim. Pokštai, tai anekdotai galima trumpai greitai. Žodžiu, Rusija, Lekė, šviesuotas Mersas, paskui greitoji, gaisrinė, ir policininkas sustabdo visus, greitoji su gaisrinė sustoja paskui. Sako, kaip čia taip lėki, kas čia dar pastoja paskui, kas čia? Tai čia su manim, kaip tu stim? Nu tai, žinot, tai viskai sustabdo, tai pastoja, tai vaistinėlės, taigi sintuvo. Jau. Pažiūrėjau visus draugus savo, kad kažko aš nesupratau. Bet Rol, šitą nežinojai? Ne, aš neklausiau. Nu labai šauniai. Išsidavė. O jūs klausėt? Atpasakok man čia, Vani. Vaistinėlę. Vaidotai? Jo. Tau atitenka bilietas. Gerai, kol kas. Ačiū tau, labai, mūsų jo, klausytojai vertins. Bet ką reiškia vat, mokėjimas pasakoti anekdotą? Na, gal anekdotas ir geras, bet jis tai pasako, kad mes nei vienas neklausim. Kodėl? Todėl, kad per garsifonas gal groja. Svarbiausia, kad tokių dėstytojų pilna universitetuose. Alio! Sveiki. Labas, kuo esi vardu? Tadas. Mantas, Tadas ir Marčius varžosi dėl pakvietimo į Radistai Village. Bičiuli, ar esi buvęs praeitais metais mūsų Village? Ne, bet labai šiemet noriu. Jeigu nelaimės, tai tikrai nusipirksiu bilietą. Esi susitaupęs pinigų, atsidėjęs, ar kaip tu čia? Taip. Šaunuolis. Jau trečią savaitę bandau laimėti, bet jeigu va šiandien nepavyks, tai jau viskas, pirksiu bilietą. Bandom. Dabar tau reikia sukaupti savo jėgas ir pasakyti mums kažką tai juokingo. Anekdočiuko gal? Ką juokingo? Nu taip. Nu, Tadai, anekdotą, turi gerą? Anekdotą ne, bet galiu pasakyti tokį faktą. Davai. Labai juokingą. Davai. Visi turbūt žiūri Simpsons ir pastebėjo, kad Lisa Simpson yra jau pati protingiausia trečiokė jau 25 metus. Taip. Geras anekdotas. Ir ta mažylė yra irgi pati mažiausia ir kūdikis jau 25 metus. Niekad neužaugo. Jo. Nu, šaunuolis Tadas. Labai šaunuolis. Tadai, kadangi tu užsispyręs 2 savaitės bandėjai laimėti ir turi pinigų, nupirk už tos pinigus bilietą savo bičiuliui. Todėl, kad vieną bilietą, Tadai, mes tau dovanojam. Yes. Valio. Dėkui. Už tai, kad pasimedėjai, už tai, kad buvai išžvalgus ir už tai, kad buvai šaunus. Kantriai kovojai jau 3 savaitės. Tadai, iki pasimatymo. Iki pasimatymo Radistai Village. Dėkui. Ačiū tau, iki. Pirčias kaip apsidžiaugia, ar girdėjote. Labai džiaugiu. Smagu padaryti kažką tai gerą, kai tikrai kažkam tai reikia, ar ne? Labai smagu. Tai klausykit, laikas jau bėga. Šiandien trečiadienis. Trečiadienis, jo. Radistai perduoda vairą Vilniuje. Mamanės spaudos rūmų dirbančiam mamaniai, kuris nepasiduoda visgi provokacijai ir toliau valgo spurgas ir labai gražiai spurgėja. Bičiuliai, nuo 22 valandos vakaro čia ZIP FM eteryje Gatvės lyga
su Mamane, Mantinity ir Svaranity. su Svaranity. Plikanity, Svaranity. Mes jau papiškai atsisveikinam. Ačiū Vaidai, kad apsilankei. Vaidai, tu šiandien buvai šunus. Matau, Ačiū. išsekai šiek tiek, ne? Išvargino eteris. Po naktinės aš matau. naktinės? Mažai. Ne? Jo. Varys ilsėtis dabar. Jo. Tai ką? Lauksim tavęs festivalį. Ačiū tau labai už tą laiką, kur tu praleidai su mumis. Aha. Tikiuosi, kokteilis tave atgaivina šiek tiek. Einam pizzą sikirsim. O mes grįšim rytoj su Jonu nuo 7 val. Vakaro su laidoje Radistai. Mylėkit ir būkit mylimi. Arrivederci.